Sveiki draugai, kolegos, kanalo stebėtojai. Žodžiu, šiandienos tema – plytelių klijavimas tarp virtuvinio baldų. Papasakosiu, ką reikėtų atkreipti dėmesį klijuojant baldus ir pasakysiu aukščius, atstumus, ką reikėtų išlaikyti. Parodysiu, kaip aplink rozetės išsipjaunu, paskui parodysiu, kaip klijus tepu ant sienos, kuri yra nuglaistyta, sakykim taip. Taigi, šiandienos video toks, tai kam patinka, iškart prašau, uždėkit laiką, pakomentuokit kažką, tai paklauskit būtinai, atsakysiu, jeigu sugebėsiu, jeigu žinosiu atsakymą, o greičiausiai, kad žinosiu. Tai ką, pabiškutį pradedu rodyti, kas kaip. Na kągi, turime čia, sakykime, virtuvinis tarp baldų yra juosta. Čia mes šiuo atveju dar turim dujų vamzdį, tai dažniausiai dujų vamzdį, kada virtuvinis žmonės užsisakinėja, baldininkas padaro tokią dėžutę, tokią pat spalvą kaip ir baldai. Ir tas vamzdis pasislepia, aišku, nėra čia pats geriausias variantas, bet geriau negu kad tas vamzdis matytųsi, sakykim taip. Dabar, sakykim, nuo ko reikėtų, turim, aš pasitrauksiu biškį toliau, kad būtų aišku. Dabar, sakykime, mes čia turim tarp baldų, sakykime, tą plytelių juostą. Būna kiti deda plytelėm, būna deda kiti, esu matęs, ten toksai stiklas yra. Paskui viena užsakovė, atsimenu, pasakoja, jinai čia buvo veidrodžiai susiklijavus. Nelabai praktiška, bet, žmogus taip norėjo. Gal valgyt negamino, nežinau. Tai, žodžiu, čia buvo su veidrodžiais išklijuota. Paskui kitas variantas yra su plytelėm galima įsiklijuoti. Plytelės galima klijuoti įvairias ir didelės galima klijuoti. Dabar yra 1,20 m ant 60, 60 ant 60. Šičia yra 60 ant 30, jeigu neklystu. Jo, dėžutė žiūriu 60 ant 30. Tai čia yra tokias plytelės, žmogus tokias išsirinko, tokias noriu. Tai va, sakykime, nuo ko reikėtų pradėti klijuoti. Sakykime, pas mane visą laiką yra toks mąstymas. Ateini į virtuvę, ne? Ir pirmas vaizdas yra va čia. Tai pirmas vaizdas ir turėtų čia pradėti cielas plytelės eiti, o kur mažiau matosi, pasiskaičiuojam, galbūt ten dėsim pripjovimą. Šiuo atveju yra per tvarėlę, sakykime, to vamzdžio, tai mes galim pasiskaičiuoti, galbūt išdalinti dvi vienodas kažkokias tai. Žodžiu, esmė yra kokia, kad įėjus, kad kuo mažiau matytųsi kažkur skiauti ar dar kažką, reikia pasiskaičiuoti, kur mažiausiai matosi, sakykime, taip. Tai mano atveju aš dabar čia įdėsiu dvi plytelės dėsis stačiai, va taip. Dabar atsimatavau rozetę, nuo tos pusės prasidės, į tą pusę darysiu pripjovimą plytelės. Kodėl čia pripjovimą darau? Nes pasimatavau, žiūriu, pastačius plytelę, nežinau, ar baldas kreivai, ar stalviršis dar nežiūrėjau, nėra kampo. Tai žodžiu, aš pagal tą sieną ir išsipjausiu plytelę. Tai va, dabar, kaip sakant, dedamės, klijuojamės, būtinai, kas yra reikalinga, sakykime, kada stalviršių dėsit, kaip čia jums parodė dabar, tuoj sekundėlę. Taigi, va dabar kaip pavyzdys, aš jums parodau, aišku, dabar pakišau čia popieriukus, bet atsivešim, yra plasmasiukai tokie kyšis po apačia, būtinai turi tarp stalviršio ir plytelės būti tarpelis, čia būtinai turi būti, dėl ko? Dėl to, kad stalviršis jis gali ir judėti, ir gal kažkada bandysit ištraukti kažką, sakykime, gal kažkas už ten sugedę bus, galbūt keisit baldą, bet plytelių nekeisit. Dėl to reikalinga deformacinę juostelę pasidaryti. Jinai bus užtepta silikoninė germetikų, silikonų vadinamų spalvotų. Ir būtinai, jeigu sakau, stalviršis judės ar kažkas pajudės, bet plytelė jinai stovės, sakykime, neutraliai, jos niekas nepajudins. Tiek viršui reikia palikti tarpelį, tiek apačioj. Viršui čia dėsis šviestuvas ledinis užsidės, o apačioj užsisilikonins silikonu. Ir va tokiu būdu plytelė bus neutrali, jos niekas nepajudins, neatšoks, nesuskils plytelę ir visa kita. Tai ką, bandom įsipjauti pradžiai tą plytelę ir paskui po truputį pradėsim klijuoti. Pirmą šitą plytelę, paskui šitą. Paskui eisim čia toliau, pasiskaičiuosim, kaip čia gaunasi irgi žiūrėsim, kad kuo mažiau būtų atraižų.
kad, sakykim, kad kuo gražiau atrodytų. Na kągi, pirmiausia turim košę, dedam ant šukų lygios pusės ir būtinai prasitepam ant sienos. Kodėl tepam ant sienos? Kad pagerint prikibimą plytelės. Kad klijai užsikabintų ant esančių nelygumų ant sienos. Tai bus didesnė tikimybė, kad plytelė neatšoks klijai. Būtinai visada prasitepam klijos. Nes kaip praktika rodo, sakykim taip, demontuojant kažkur senas plytelės, kada ėmė senas plytelės, kad nuremontuot, kad klijuot naujas, ir matosi, kur buvo neprateptai ant sienos, ir tiesiog su visais klijais gražiai pliupti nukrenta. Yra buvę tikrai ne vienas iki tokių variantų matęs ir yra buvę praktikoje, kad taip yra buvę. Tai stengiuosi visada prasitepti sieną. Čia taisyklė numeris 1. Tai va, negailim košės, prasitepam, dar biškį pasiemam. Negailim. Galim biškį netgi truputuką paspausti, kad įsitrintų į sieną. Sakau, tai pagerins plytelės prikibimą. Sakykime, kada yra nedidelio formato plytelės, tai mes klijus dedam tik tais ant plytelės. Ant sienos tik tai pertepam. O kada yra didelio formato plytelės, sakykime, 60 ant 1,20 m, tada mes stengiamės jau ir ant plytelės, ir ant sienos tepti klijus. Kodėl? Dėl to, kad jos yra didelės, jos yra iš savęs truputį linkusios, norint pakoreguoti tokią didelę plytelę, neužteksim klijų. Šukas naudoju visą laiką, stengiuosi 10 mm naudoti. Čia turbūt jau padilusias, gal kokie 8-9 mm belikė. Kuo didesnės plytelės, to, sakyčiau, didesnis šukas turėtų būti. Klijų išeina daugiau, bet taip turėtų būti. Ir grindims, ir sienams ta pati taisyklė. Taigi, kadangi, sakykim taip, čia baldininkas, kai dėjo, paliko tarpą nemažą, čia koksai 15 mm, tai kadangi man krenta plytelė į apačią, tai teko ir ant sienos dėti klijus, pasistorinti. Dedam ir ant plytelės, ir ant sienos. Kadangi, sakau, yra biški tarpelis didelis, tai gavau ir ant sienos dėti klijų, o šiaip jeigu būtų lygų, tokio formato plytelėms užtektų tik ant plytelės. Tai ką, bandom įsiklijuoti. Na kągi, judam į priekį, klijuojam plytelės. Daugiau kaip pusę gal jau išklijavom, jau gal būčiau ir išklijavęs, bet truputį gavau išvažiuoti į kitą vietą. Tai grįžau, tiesiu klijavimą. Žodžiu, tuoj parodysiu, kaip sekasi. Tai va, sekasi taip. Čia yra plytelės, kaip ir rodžiau. Už čia yra vamzdis va, pakavotas. Šitą dėžutę mes priklijuosim. Prasilikoninsim kraštus, čia visur aplink apsilikoninsim, čia va apačias apsilikoninsim. Ir va, naudoju tokią va štai išlyginimo sistema yra. Labai paprasta, įkiši už plytelių antrai pusį užsikabina, šitą suki ir sutrauki. Ir tiesiog gaunasi, kad abudu kraštukai, sakykime, su viena ranka gal parodysiu. O. Jis sutraukia tuos abudu kraštelius ir niekada nebus įkritus vieną plytelę ar kitą iškilus, sakykime, kai būna, ypač tai būna, kada daugiau klijų dedat po plytelę ir keraminė, ypač plytelė būna, ir būna, jinai džiūna, traukiasi, nes klijai traukiasi ir besitraukdami patempia plytelį. Yra buvę ne vieną kartą taip. Tai dėl to naudojama tokia išlyginimo sistema. Yra ir kitokią turiu sistemą. Dabar po ranka buvo šitie, tai šitos naudoju. Yra dar tokie įkišami su plasmasiukais tokie. Jei kas stebit mano video, pasižiūrėkit, kas nežinot. Yra daugiau video, kur plytelės vonės klijuoju. Ten yra kita išlyginimo sistema. Šitą vadinasi išlyginamoji sistema. Lyginimo sistema. Tai nereiškia, kad plytelė išsilygins ar dar kažką. Tiesiog jinai susives viskas vienodai ir kryptis gal bus geresnė.
šiek tiek palengvina, sakykim taip. Nu, tikrai išlygina kampukus, tai sulygina, bet plytelės neišlygina, tik taip vadinasi. Lyginimo sistema. Tai va, kol kas taip klijuojam, dabar bandysim čia klijuoti. Tai bandom toliau. Na ką, draugai, baigiam darbus šiandien, plytelės išklijuotas. Žodžiu, šiandien išklijavom, rytoj užfuguosim, užtepsim tarpelius, tuos va visus. Va tuos tarpelius užsitepsim ir po to užsilikoninsim apačias, šonus ir viršūnės užsisilikoninsim. Tai va, taip atrodo bendras vaizdas, gal dar biškutį pasitrauksiu, gal geriau matysis. Bendras vaizdas va taip, susilieja su baldais, plytelės pritaikytas neblogai. Spalvos, gal truputį galėjo būti didesnės plytelės, bet čia, kaip sakant, sakau, žmonės išsirinko, čia kiekvienas žmogus yra individualus ir kaip jis išsirinka, reiškia, jis taip nori. Ir aš neturiu teisės sakyti, kad gražu ar negražu, nes dažniausiai būna, kas vienam gražu, tas kitam negražu. Ir tai va, čia kiekvienas skonis, tai dėl skonio nesiginčiama, kaip sakant, kas ką renkasi, bet reziume tikrai neblogai atrodo, liuks, va, like. Tai toks tas video šiandien, rytoj, kaip ir minėjau, susilikoninsim, užsifuguosim, pajungsim ledą po apačią, galbūt padarysiu dar vieną video pabaigęs, kaip bendrai viskas atrodo ir pasidžiaugsime visi kartu. Tai kaip sakant tiek, iki draugai.